4 pagrindiniai graižtvinių ginklų veikimo principai. Pirmas būtų bolt action arba lietuviškai pertaisomas. Bolt action jis vadinasi dėl to, nes ši konkreti vieta angliškai vadinasi bolt. Tai reiškia, kad prieš kiekvieną šūvį jūs savo ranką turite įstatyti naują šovinį. Tas ginklas turi dėtuvę, bet jūs savo ranką įstatot kiekvieną šovinį. Labai populiarus veikimo principas taikliuose ginkluose. Kitas smarkiai populiaresnis būdas yra pusiau automatinis ginklas. Tas ginklas irgi turi dėtuvę, bet kad kiekvienas šūvis įvyktų, jūs iš naujo turit nuspausti nuleistuką. Jums nereikia nieko pertaisinėti, šovinys pats iššoks į savo vietą, bet jums reikia atleisti ir vėl nuspausti nuleistuką. Pusiautomačių būdų veikia praktiškai visi šiuolaikiniai koviniai pistoletai. Skirtingai nei pusiau automatiniuose ginkluose, pilnai automatiniuose ginkluose nieko daryti nereikia. Čia airsoftinis ginklas, bet pavyzdžiui jisai puikiai tinka. Esmė, kad jums nereikia nukelinėti piršto nuo nuleistuko, jūs nuspaudžiat ir padaro tiek šūvių, kiek norit. Arba tiek šūvių, kiek leido jūsų dėtuvė. Ir ketvirtą būdą graižtviniuose ginkluose rasit labai retai. Dažniau tokį būdą rasit lygiavamzdžiuose, tai yra atlaužiamas vienas šūvis ginklas. Jis neturi jokios dėtuvės, jūs atidarot ginklą, įstatot vieną šovinį ir viskas. Padarius savo šūvį, vėl atlaužiat ginklą, išėmat gilzę ir statot naują šovinį. Gal nėra labai praktiška, bet ganėtinai romantiška. Ir tokie 4 pagrindiniai graižtvinių ginklų tipai. Įvairių tipų ginklus rasit Getbekse. Iki.